Sveiki, laba. Turim šiandieną tokią labai svarbią progą. Šitas vlogas bus hebra, vlogas nepavadinčiau aš to vlogu. Gal tai bus daugiau akcentuotas video į Klaipėdos mytą. Bet taip, hebryte, šiandieną mes susirinkome, yra penktadienis, yra po darbų 5 val. Vakaro. Susirinkome su komanda ir dar laukiame labai daug komandos narių važiavimui kartu į Klaipėdą. Apsistosime viešbučiuose Klaipėdoje ir darysime šeštadienį mytuką. Tai šeštadienį mytas, penktadienį šiandieną polisis, o sekmadienį dar irgi polisis. Tai ką, hebryte, susirinkom prie depo, judėsim neužilgo jau į Klaipėdą, nes kelio yra nemažai. Planelis kaip ir aiškus, mytukas, pasibuvimas kartu, kažkurio patūstimas, kažką ten vienu ar kitur, kairė dešinė ir taip toliau, hebryte. Na ir tada paskui užbaiginėsim sekmadienį jau sugrįžimo atgal į Vilnių. Tai ką, hebryte, šitas vlogas, ko nepaminėjau, nežakcentavau, nebus labai iš tikrųjų, sakykime, hebra, toksai išsamus ir ilgas, nefilmuosime kiekvieno žingsnio, ką mes veikiame net ir už kadrų, o daugiau bus daroma viskas, tokia vadinkime, akcentuota forma labiau į mytą. O jau kas liks, tai bus tokie kadrai išvažiavimo į kelionę, būnant kelionė, gal kažkokių porą kadriukų tokių veiklose komandiškose, prieš mytą pasiruošimas ir tada visas aftermathas jau po myto. Nu pravažiuok, Antanas, pravažiuok, va, pasveikin nori, žiūrėk. O, su megztiniu atvažiavo, aš šiandien be megztiniu esu. Va, labas, kaip sekasi? Gerai. Pasipuošęs, parodyk merčą. Hebra, Night Riders LT, Night Riders, Hebra, Night Riders Shop, nightriderslt.shop. Geriausias merčas. Patvirtino kolega mūsų su Kupra. Ir ką, hebra, tada viso, nebeštekam, kaip sakoma, nemalom šūdo, važiuojam, užbaigsim mūsų pasiruošimą išvykimui iš Vilniaus depo. Tai važiuojam, hebryte, ačiū, kad žiūrit, paspaudžiam like, subscribe ir varpelį. Ir hebra, susimatome dabar jau kelyje, autostradoje į mūsų numylėtą Klaipėdą. See ya! Ką, hebra, tai labas vakaras, turime 10 minučių iki myto likusių, tai dabar va, jau kaip tik atvažiavome iki Hesburgerio, susitikome maždaug 2 minutės nuo myto pradžios, tai yra nuo banginio, atvažiavome iki Hes, tačiau mūsų kolektyvas valgo, dar kitas stovi, kas rūko, kas valgo, kas ką dar. Kai tik atvažiavome mūsų mėly pareigūnai, matau į aikštelę, tai ką, hebryte, žodžiu, jo, tai važiuojame į mytą, važiuojam, pasibūsim, važiuosim, susitiksim su klaipėdiečių hebra. Hebra, nepamiršau, būtinai pasiekime mūsų Instagramą čia, nightriders.lt, užeiname mūsų contribui, užeiname mūsų shopą nightriders.lt.shop, įsigijame prekių iš mūsų Night Riders atributikos ir ką, hebra, važiuojame, užkursim judesį Klaipėdai ir mūsų jūs laukiate ir mes jūsų laukiame, tai atėjo tą progą daryti tradiciją, 2 metais iš eilės, lygiai po metų, tą pačią dieną atvažiuojame į Klaipėdą ir darome mytą. Tai ką, hebra, let's go, judam, bam! Dame la plata, cash. Get money. It's bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this beach on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Phone lines are better, I pull up. Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. Me and my bitch, we got a bitch, yeah, we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my bitch, we got a bitch, yeah, we treat her like a pet. Ay, EBK, if you all in the way, you in the field with a vet. Tai sveiki, papasakokit, kaip jums šis mytas, neskaitant aišku šio tragiško oro, kaip jums patys įspūdžiai automobiliai, publika ir panašiai. Sakyčiau, visai gan garsiai tikrai. Viskas garsiai, publikos daug, labai daug publikos. Garso turim nemažai, iš tikrųjų šiandien nekreipti dėmesio, labai blogai. Va, turim tokių netgi šiandien aparatų pas mus, įspūdingai, turbūt Klaipėdai šiandien tikrai judesio pakūrėm ir nemažai visą miestui, manau. Labai geros, tik tais kad oras galėtų būti dar geresnis. Mašinų. Užtektinai. Garsas. Biškio apšvietimo trūktų. Lietuva lietus lyja. Nu, biškų. Nu, bet ką padarysi? Na taip, neskaitant oro, vat, kaip pats vaibas, ne, afigenai to viskas. Skaitai. Community
ploju, karoči. Yra draugiškų, yra ten biškai piktesnių, bet... Kaip manot, reikėtų daugiau tokių mytų Klaipėdoje ar užtenka, bet kasmetinių myto vieną kartą per metus, ar norėtumėt, kad dažniau būtų? Aš manyčiau, gal geriau, kad daugiau būtų. O jūs kaip manot? Būtų geriau daugiau. Tik tai reikia atsižvelgti į orą. Ja. Tai va, kaip matot, su oro sąlygom, na, išties nepasisekė, bandėm atitaikyti, bet dėja oro neužsakysi. O, tikrai taip, kas pusmetį būtų pas tas gazas. Karoči. Būtų gal net, nežinau, gal ne kai šiltas, kad tarkim kokia žiema. Sakytų, žinai, čia kažkas paslidinėt galėtų, nemanai? Puikiai idėja, bitinimas žiemą. Ar esat vietiniai, iš Klaipėdos atvykot ir iš toliau? Iš Marijampolės. O, Mariukė. Tai va, kaip matot, mūsų žiūrovai net iš vos nesakykim kito Lietuvos krašto atvyksta į mūsų public meetus organizuojimus, kas yra labai fainai. Klaipėdiečiai. Vietiniai, bet Vilniui dabar gyvenam. Klaipėdoje pirmas tavo mytas ar kitose miestuose kažkur dalyvavęs public meetus? Klaipėdoje tik tais. Pirmas kartas pats dabar. Su Slivaką atvažiavau. Čia kol vietos suradau, tai pirmas kartas. Čia pastarąją mūsų public meetą buvot Kaune, taip? Jo. Ir kaip mytas pats patiko Kauno? Kaune tai labai Kaune jo, smagu. smagiau buvo negu dabar iš čia. Dabar lygiai. Dėl oro sąlygų turbūt. Na, šiandien mums ypač nepasisekė, tik prasidėjus mytui, va, turim tokį orą. Na, bet nieko, spręsim kažką, tikrai nenutrauksim, darysim viską toliau, kad tik mytas įvyktų sėkmingai ir sklandžiai. Ar senai mūsų sekat socialinėse medijose? Ar apskritai sekat? Taip jau kurį laiką buvom ir Kaune mytę. Jo. Tai dabar nusprendėm ir čia atvažiuoti. Sekam. Instagramas tik toką sekat? Taip. Instagramo nenaudoju, man rodos tik tokią seku. O, ne aš, mano tėvas draugelis, karoči, jis ten viską seka, jis čia sako, davai važiuojam tėvai, sako, lėkiam, karoči, atvažiavau, reiks dar pasiekti. Tai va, neskaitant oro vaibas, manau, kaip matot, publika šėlsta, nori daug garso, nori daug šviesų, daug veiksmų ir mes pažadam, kad tai bus. Tai ką, neužilgo pajudėsim ir linkim tau gero myto. Ai, puikykis, dėkui, žengiu. Tai ką, hebra, sveiki visi, čia toksai biški kitoks kadras, jau labiau sutemė. Atvykome į antrąjį stopą, tai yra Kretingoje. Buvo taip, kad padavė labai daug lietaus, labai daug lyja, reikėjo palaukti, kol visi suvažiuojas, aprims lietus, aprimo, važiavome kitą spotą. Pirmasis spotas buvo biški nepavykęs, policija padarė tokį kaip mini blokadą, bet nieko, greit padarėme antrą stopą, atvažiavome ir dabar žmonės tik tais jų važiuoja, garsų daugėja ir panašiai. Ir ką dabar padarysime, turiu keletą lipdukų, turiu 4 lipdukus. Eisime, prasėsime, paklausim žmonėm, kaip sekasi, paklausinėsime ir šiaip pažiūrėsime, kas čia ką gero. Atvažiavome į jūsų miestą, Kretingiškiai esate. Taip, norėjau paklausti, pirmą kartą dalyvavote neįtraidinį mytą? Ne pirmą. Taip, pala, buvot praeitais metais, kai Klaipėdoje, ar čia jau buvote atvažiavę į kitą? Jeigu būnam Klaipėdoje, būtų Klaipėdoje. O buvote atvažiavę į Kauną, Vilnių, į kitus miestus nebuvo? Iš Šiaulius irgi net nebuvote atvažiavę? Lemon, tai gerai, vis tiek, aplankai jūsų miestą malonu. Tai kaip, su kuo atvažiavo, dviese atvažiavot, kaip šiaip pats vaibas? Geras vaibas, su Betmanais atvažiavom. O tai palais iš Kretingos ar buvot pirmam stopė? Ar jūs nebuvot? Mes čia buvom tiesiog ir jūs čia privažiavot ir mes savo nekvisai. Bet sekat mūsų Instagram'e čia, ar tiesiog pamatėt? Sekat, gerai, malonu. O kažkur lipdukų užsidėjo mašinas ar ne? Vieną, bet ne Klaipėdos klubo. Nu nes žiūrėk, aš turiu lipdukų, jeigu tu nori, va, žiūrėk. Va, Galim priglausti. Nori gal priglaus vieną? O tavo draugelis nori vieną? Gerai, hebra, ačiū, viskas. Tvarkoju, norėjau pasiklausinėti. Vse, gerą mytą. Laukit informacijos, jeigu norėsite važiuoti toliau, važiuosime tenais veiksmą paduosim. Super. Klaipėdiškiai būsi iš Kretingos ar iš viso iš kur atvažiavot? Iš Šilalės. Šilalės iš viso atvažiavot. Bliam, o pirmą kartą neįtraiderių mytuose? Aš jau. Pirmą? Antrą. O tai buvot atvažiavę? O tai gal Vilniui buvai, kokiam Kaune? Kaune buvau. Maladės irgi. Tai palai, visi Šilalės, ne kartu? Tai va, tai kuo draugelis atvažiavęs tiek kartų, jūs neatvažiavę. Alio, tai... O sekas svarbiausia mūsų per Instagramą, ne? Sekat, gerai. Nu kaip šiaip tipo, va,
Buvo pirmam stopė ten, kur biškai policijos buvo privažiavę, ja. Nu, tai lietus ir ja, bet išvažiavę viskas normaliai. Kaip šiaip, tipo, kokios savijautos, ar lietus sugadino tą nuotaiką labai, ar nelabai, ar viskas šiaip normaliai? Nėra čia ko gadinti, jeigu pačiam nusteikti. O su kuo atvažiavai visi vienodai mašiną? Su kuo? Audi kabriolet. Audi kabriolet, su kuo tu atvažiavai? Su Audi kabriolet. Ai, tai visi su vienu, žodžiu. Norėjau paklausti... Mašiną nevažiuoji. Norėjau paklausti Plato mašiną, ne? Norėjau paklausti, ar kažkokiu lipduką esu įsidėjęs. Ne, žiūrėk. Turiu tokį. Nori tokį lipduką? Nu, galiu Bet ar užsidėsi? Užsidėsi. Gerai, prašau, viskas, užsidėk. Gerai, Hebra, ačiū. Norėjau šiaip pakalbinti, sužinot, kaip čia jaučiasi viskas. Visio, tvarkoj. Klaipidiškiai esate, iš kur atvažiavot ir iš kur? Pietinių pusės. O, iš kur šis atvažiavo? Šalia Marijampolės rajonas. Bet visi iš to pačio, ne? Su tą pačią mašiną atvažiavot? Su kuo atvažiavot? Su F11. Su F11, supratau. Sekat mus per Instagramą, tada traderis. Sekat. Ar pirmą kartą dalyvaujat, ar jau kelintą? Pirmą kartą. Pirmą kartą. Pirmas kartas. Pirmas Kaune pravažiavę. O jau teko būti Vilniui, mūsų miestą atvažiuoti, ar neteko? Ne. Nu ir kaip šiaip, pavyzdžiui, aišku, lietus turbūt suvedino, ar... Pradžia tokia. Jo, bet ar buvo pirmam stopė, kur banginis buvo? Visur buvo. Nuo pradžių. O neužblokavo policija, kai norėjo? Blokavo, bet mes paskutinį atvažiavom, tai nieko nebuvo. Viskas normaliai, ne? Norėjau pasiklausti, ar kažkokių lipdukų turit užsidėję ant mašinos, nes žiūrėk, aš turiu tokį pasiūlymą. Kino čia mašinas, su kuria atvažiavot? Tavas, žiūrėk, neturi lipduką, ne? Klausyk, jeigu tau duosi lipduką, užsiklijuosi? Netradė. Tai vat pagalvojau šiandien, ar klijuoti. Šiaip manau jo. Norim. Tai tau... Tuščia mašina. Bet ar užsiklijuosi, nežinau, būna, kur sako, jo, užsiklijuosi, bet neužsiklijuosi, ar užsiklijuosi? Manau. Užsiklijuosi. Nu tai gerai, žiūrėk, aš tau duodu. Tai va, Hebra, tiesiog norėjau pasitirauti, kaip sekasi. Jeigu važiuosi toliau, tiesiog sekit mūsų Telegramo chatą, ten bus tolimesnė informacija, nes paskutiniam stopė bus, nu, įdomiausia, kai visą laiką pabaigai visą nesąmonę. Gerai, vis. Labas, Hebra, sekmadienis. Atvažiavome iki ko? Atvažiavome iki Palangos, su komanda dar truputėlį praseisim, gal kokį ratuką tokį mini. Bet ką toliau dabar, tai žodžiu, kaip? Rezumė po myto. Vakar kažką pasakėme kamerą, pasakysim dar kartą. Tai oras ir gerbimieji pareigūnai mums patrukdė. Tikrai, gal sakykime, tas oras nebuvo toks labai puikus.
kiek prognozės mūsų žadėjo, kad turėjo iš viso nebelyti vakare, vėliau vėl dėl vėjų Klaipėdos vėl pasikeitė prognozė ir vėl rodė, kad lys, paskui vėl rodė, kad nebelys, vėl rodė, kad lys ir galų gale vis tiek lyja. Tai gal truputėlį toks abitnekas yra, bet na ką padarysim. Ne viskas būna kaip tikėsi, dažniausiai visą laiką viskas nueina nuo plano, tai labai normalus dalykas yra. Na o ką, o mes tada važiuojam dar mašiną, susiplausim prieš trasą turbūt, pasivaikštom po Palangą, įmušim kriaušę, starter pakas su skaniais vafliais. Judam, hebra, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad palaikote mus, ačiū, kad buvot mūsų myte, labai malonu, žemai lenkiamės, dėkui jums ir dalinkime jums geros dienos, gero žiūrėjimo, paspaudžiam laiką ir susimatome jau Vilniuje rugsėjo bei spalio mėnesiais, arba Kaune, arba Vilniuje, tada nuspręsim kur, pranešim ir ką, hebra. Ačiū jums, kad žiūrėjote, čiau.